Normaliai. Nu, ką tu čia pagali? Batonėlius kepsiu. Labas rytas, esu su Rolando chalatu, nes nori susisiojo mano hudplaną, tai va, tai dabar taip, plaunasi dabar skalbimo mašinai, o čia matosi siena mūsų šita virtuvės. Nu, man aišku, nelabai. Ir šiaip mes dar nuotraukas turim atsispausdinti kažkada. Mes turim kažkiek ten jų, bet ten labiau lunos yra, nes, žinot, pirmas vaikas, tada jau ten viską darai. O antras, trečias jau nebelabai ten ko būna. Tai žodžiu, reikėtų kažkokių nuotraukų pasidaryti atsispausdinti. Tai dabar yra po 11:15 ir galvoju, kad pradžioje reikėtų eiti padaryti valgyti pietus, nes paskui tingėsiu, paskui dar reikės nojų migdyti. Tai padarysiu pietus, tada išsiplausiu galvą ir tada jau galėsiu nojų migdyti ramiai. Man paplaunant galvą išsikrovė kamera ir išsikrovė ir telefonas. Galvojau, gal su telefonu pavyks toliau filmuoti, bet ne, išsikrovė ir telefonas. Tai žodžiu, galvą išsiploviau, čia man natūraliai taip išdžiuvo, nu dar nėra jie visai išdžiuvę, tokie 60–70% sausi. Ir veido rutiną visą pasidariau, tai vienu žodžiu prausiklis, tonikas, hialurono serumas, aliejus ir kremas. Tai šito irgi be abejo neparodžiau. O jeigu svarstot, kodėl čia pas mane prie akies mėlynė tokia yra maža, prie kairės akies, gal net jau nebesimato per kamerą, tai bent jau aš nematau, bet veidrodį matos. Tai dėl to, nes aš turėjau injekcijas, ne hialurono, ne botulino, bet, žodžiu, redermalizaciją man darė. Tai ten yra gintaro rūgšties ir hialurono rūgšties mišinys. Ir šitą man darė pas klientus klinikoje, aš pabuvau modelis, jie ten filmavo, vienu žodžiu, visą tą procedūrą. Ta diena buvo, man atrodo, 4 procedūros, tai ir aš pati filmavau, ten fotkinau. Ir profesionalus videografas filmavo, ir fotografė fotografavo, tai žodžiu, aš pabuvau modelis viena iš tų procedūrų, tai ta procedūra buvo redermalizacija, ten skirta veido odos atgaivinimui, pridrėkinimui ir panašiai. Tai to pridrėkinimo aš dar nejaučiu, jisai turi pasijausti per mėnesį maždaug, tai praėjo dabar savaitę, 2 per vidurį kažkas tokio, tai žodžiu, dar reikia truputį palaukti. Tai va, tai aš tikiuosi, kad po mėnesio jau tos rezultatas kažkoks pasimatys, arba bent jau nebus blogiau. Ką čia geriat? Kokteilį? Kakava. Kakava? Kakava. Aš čia per puodukai pasiūstai galvus. Tai kalėdas mama nupirko. Ne per kalėdas. Kalėdoms? O kokius čia sausainius valgot? Receptas kalėdų. Jūs gaminot sausainius? O su kuo čia yra, žinot? Miltų, biškį kiaušinių, biškį šokolado, man atrodo. Ne, nėra šokolado. Yra medaus. Yra medaus, tada yra meduolių prieskonių, sviesto, cukraus. Skanu? Norėsit dar sausainius kepti? Aha. Matė, Ilona, kai tu pasakoji, nors tai padarė. Kaip miltų buvo, taip kiaušinių biškį buvo. Aš irgi geriu kavą. Iš puoduko. Ką mes čia dabar darom? Pakojam. Plakojam nagus. Jie bus šviesus tik tai. Jie bus tik tai šviesus. Jo. Man šitas spalvytė, žinok, labai patinka. Aš ir pati, kai darysiuos nagučius,
šitas padvytą užsitepsiu irgi. Aš norėčiau tokios blizgančios spalvos. Tau patinka viskas, kas blizga, ne? Aha. Prisimenu Vilniuje ketone man Biškai čia ištepiau. nelakavai geltos. Vat blizgančios geltonos spalvos. Ir užtepiai ne tik tą, o dar geltoną. Taip nulakotum. Parodyk. Ir... Patinka? Taip. Seniai berodžiau maisto holus, tai pagalvojau, kad dabar taip ir padarysim, nes ką tik gavau Barboros užsakymą. Tai ten yra 2 pakeliai makaronų sraigtelių, tada čia 2 pakiai spagečių, vyšniniai pomidoriukai, batonas, tada vaikų trapučiai, kukurūzų dribsniai. Čia su jais darysiu vištieną, nu ir vaikai dar su pienu galės valgyti. 2 buteliai silpnai gazuoto Akvilės mineralinio, tada čia yra šparaginės pupelės šaldytos, bulvės, mandarinai, obuoliai, granatai, ten yra raudonieji svogūnai, pomidorų tyrė, bananai, vištienos filė, pienas, šaldyti blyneliai su varške, kiaušiniai, čia tada toks daržovių miksas. Kietasis sūris, tada ten yra varškės, kas čia dar, grietinėlė, čia tada yra smulkinta jautiena ir tenai yra vištienos dešrelis ir vištienos krūtinėlių, ne, vištienos šlaunelių mėsa, tas paskutinis, tai žodžiu, man atrodo, kad viską parodžiau. Ai, dar čia vat agurkas yra pasislėpęs. Tai va, ant ekranų užrašysiu, kiek už viską sumokėjau, bet pastaruoju metu taip stengiuosi žiūrėti kainas. Tai pradėjau ženkliai mažiau išleisti maistui, nes anksčiau tiesiog dėdavau, kas man patikdavo ir viskas, tai tikrai išleisdavau žymiai daugiau. Dabar vakarienį kepu saldžias bulves, nu ir tam dar viena paprasta bulvė, nes buvo likus, galvaus naudosiu. Tai saldžių bulvių bulvytės ir žuvies pirštelį.